Nu, tęsiam. Taip, kas čionais? Arčiau gal biškai. Na, kas žinot, kas tai per daiktas, kol mes dar irgi nepasižiūrėjom, parašykite apačioje komentaruose. Man tai pakol kas panašu į kažkokį reguliuojamą su navarotais joystiką. Jo. Į priekį atgal. Wow. Gal ne tik į priekį atgal? Ar iš šonus? Ir iš šonus taip pat. Ratukų neina? Ratukų irgi taip, tai yra pilnas joystikas. Taip, čia yra joystikas. Yra apie papildomą, bet aš čia jau matau, yra specialiai dangtelis ant jo. Super, super. Ir toks buvo aprašytas, tik nuotraukos nebuvo jo. Kaip matote, kas per plokštę, čia apačioje yra kodukas, galbūt pagal jį norėsite susirasti. Tai yra joystikas, vos negalima pasidaryti valdymo dronai. Nu jo, iš esmės, gal netgi ir taip galima. Nu, galima tada aš ištrauksiu iš vidaus, ir dangtelis. Čia kaip tik įtariu joystiko dangčiukas. Puikiai. Tiesiog puikiai. Visą tai, ką čia matote, detaliau pamatysite jau kažkuriame iš projektų, bet tiesiog va tą užsakymą jis buvo kaip vienas rinkinys, norime visą taip ir išpakuoti, pademonstruoti. Taip, nes buvo užsakytas specialiai kaip pradedančiajam iš esmės, nes tik pradedu žaistis su Ukraina. Pradžiai yra būtent tai, ką fantazija gali... Jo, čia iš esmės komplektas iš esmės buvo pasirinktas iš esmės, kad nebūtų brangus, ko pigiau, žodžiu, ir kad ko daugiau įeitų. Nes, reikia pasimėginti ko daugiau, o jau ko pritrūksta, tada įsipirksiu ir tiek. Tai va, iš esmės, čia, net tiesą sakant, aš tikrai net nežinosiu, kas čia yra daiktas. Galiu atidaryti, pasižiūrėsiu. Tai dar, aš gal parašyta bus ar dar kažką? Jo, turėtų būti. Tai bent jau ten, kur aš žiūrėjau, ten, iš kur aš pirkau, jie tikrai nebuvo nieks pažymėta, kas yra kas. Tiesiog sąrašas ar tiek. Ir nuotraukos kelia. Tai va, šitą iš šoną. Va, toks įdomus daiktas. Mažiau. Laidukai pajungimai. Ir kažkoks daikčiukas paronų biškarčiau. Irgi. Na, aišku, išsiaiškinsim, bet... Tai yra kažkoks daviklis galbūt. Minusas yra iš vatkinų. Vat ką aš, kai domėjausi, ieškojau, ko aš noriu nusipirkti, kai kurie rašė komentaruose, kad kartais kai kurie pardavėjai kartu padeda sąrašą. Tai kažkoks daviklis. Jo, čia sąrašo nesimato, ne? Čia sąrašo nesimato, galim tu bandyti. Na, darysim iki galo, ten kažkas dar tokio bus. Į mašelę aš gal įsidėsiu, kad čia pasivesiu su laidu. Vat, sąrašo, būtent pas šitą pardavėją aš neskaičiau niekur, kaip tik visi skundėsi, kad nėra sąrašo. Nes, iš tikrųjų, sudėtinga surasti, kas tai yra. Koks dalykas, ypač nežinant. Pirmą kartą ir panašiai. Tai va, tęsiam. Dar vienas įpakuotas. Jo, dar vienas įpakuotas, kiek matau, ten ir bus į tų įpakuotų. Čia, tiesą sakant, net irgi lemputės 4 matau. Rezistorius, man atrodo, 4 matau. Bandom atidaryti. Taip, kolega. Tai aišku, pažiūrim iš arčiau. Jo, va. Turiu idėją, kad čia gali būti kažkoks valdiklis motorai. Kokio motoro, jo. Būtent va tam motorą, kurį matėm. Varikliuko. To arba ne to, ten matau tą... Parodom biškarčių dar. Štai kas čia per plata, kad matytumėt. Matytumėt, kas užrašyta. Tas pajungimas, jisai tinka varikliukams, kaip aš suprantu. Ir štai va tokia plokštelė. Ne, netiks. Ne? Ar ten 5? Jo, 5. Jo, 5. Ne, 6. 5. Oi, atsargiai. Šiaip kaip tik. Būtent kaip iš čia. Štai įsistato ir bus turbūt valdymas variklio. Su ABCD kažkokiais tai žymėjimis. Tai, su indikatoriais. Jo, bus išsiaiškinta. Ir kiek voltų nusistato džemperių matomai. Na, bet vėlgi, visą tai matysite detaliau vėliau. Čia pakol kas pirmas toksai. Pats atsidarimas, jo. Šitą irgi įsidėsim, manau, atgal nešiuką, kad nesusimaišytų čia. Nepasimestų. Ir įsidėsim biškį iš šono. Taip, traukiam toliau. Čia, vat, jeigu aš neklystu, servo yra. Tai yra servo variklis. Varikliukas.
Kom jisai ypatingas, jisai neskirtas yra kažką pasukti ratu ar panašiai, tiesiog kažkiek tai pajudinti kažkokį tai elementą į priekį, atgal, tarkim, į šonus. Taip, taip. Argi ne tokių... Ir šiaip principė galima ir daugiau įsukti, bet jis labiau yra skirtas, kadangi va štai čia yra letenėlės skirtos, jis yra labiau skirtas, tarkim, kaip vairui, pasukimui, štai matom, čia yra netgi parašyta kiek 9G serva, SG90, čia reikėtų, kas žinotų, kokiais yra galingumą, turbūt 9 gramą, tai yra negalingas varikliukas serva, ir labiau skirtas, tarkim, kažkokiam vairui, tarkim, ar automobiliuko, ar, tarkim, galima kažkokio tai konstruktorių kažką tai pasukti, patraukti, jeigu reikia. Taip. O vat, jeigu variklis reikalingas, labiau tik senas daiktas. Taip. Vat. Na, lygiai toks pats kaip nedideliuose modeliukuose būna jau rimtuose tokie patys varikliukai. Taip. Na, pasižiūrėjom ir... Jo, tęsim toliau, nes labai užsitęsėm mes. Jo, panašu į tai, kad su jo viskas gerai, tęsim toliau. Video ir taip jau ganasi labai ilgas. Jo, kas jau iki čia dažiūrėjo, tai malačiai jums laik už tai. Jo, vat kas buvo su šito dalyku, vat ginčas, mes su kolega, kai žiūrinėjom visą sąrašą, buvo labai keista, nes buvo parašyta, kad 9 voltų snap, man atrodo, buvo parašyta. Mes galvojom, kad čia yra būtent parašyta apie kroną. Bet, ar tu, kolega, atsimeni tokio 9 voltų? Gal atidarykim? Jo. Plėšmiškai, pažiūrėsime, aš čia parodysiu. Aš kaip įsivaizduoju, čia įsistato plokščia baterija, nors šiaip jau pakankamai aukšta jinai gali būti. Ir yra štai, matysite, mikroschema, kuri iš principo galėtų būti pakelianti voltažą iki 9 voltų, bet nors aš labai nenorėčiau tikėti, bet čia parašyta Real Time Clock Model. Tai čia yra, kadangi matau ir kvarcą, tai greičiausiai yra laikrodis. Laikrodis jaudus. Tai yra laikrodukas. Jeigu norėsite Arduino, kad jis kažkiek tai laiko kažką tai darytų, puikiai toks modeliukas turėtų tikti. Jo, tikriausiai teisingai sakai, kolega, čia ne tas bus, jo. Tarkim, žadintuvą galima ant jo pasigaminti. Tęsim. Pats, iš esmės galima sakyti, svarbiausias. Vienas pagrindinių. Jo, antras tas šitie. Jo, antra pagrindinė plata, taip sakykim. Jo, čia iš esmės pagrindinis. Pakankamai didelė. Jo, didelė ganėtinai. Tai yra Arduino Uno, taip? Taip, čia Arduino Uno. Vadinasi Arduino Uno R3, trečios modifikacijos. Galima taip sakyti, aišku, kinai ten savai ten jas traktuoja tas, bet buvo parašyta, man atrodo. Štai komplektai yra. Jo, antras, kaip ir sakiau, kontaktantri. Ir pats Arduino. Kiek aš matau, iš pirmo žvilgsnio kažkaip kreivai stovi maitinimas. Baisaus, aišku, nieko. Nieko baisaus. Čia pabraižyta. Čia gal parodyk arčiau. Bet čia yra pagrindinė minusas, kuris stipriai gal neįtakos, nes kadangi takelių čia nėra. Jo. Bet gali būti kažkokia korozija, bet vėlgi, litavimas yra, čia dabar sakyčiau, vidutinis tarp to, ką matėm blogiausia ir kas yra geresnė. Principiai neblogai, bet galim buvo datrinti iki galo tas oksidus. Ir štai su tokia mikroschema. Mikroschema yra atmel, kaip aš matau. Matomai originalas, taip. Kadangi yra atmelis. Gali būti, jo. Bet šiaip tai, žinok, labai apijoju. Mega 328P. Atmega tikriausiai. Ne, būtent atmėlis parašyti. Taip, kad visai gali būti, kad originalas štai toks dalykas, einantis į komplektų, tai yra pagrindinis, jį galima pirkti ir atskirai iš tikrųjų. Ir panašu, kad su originalia mikroschema, todėl tai yra netgi gerai, labai gerai. Tai yra greičiausiai ne kopija, o panaudotos originali mikroschema panaudota. Arba nukopijuotas ir ženklas. Jo, įtariu, aš tiesą sakant, aš daugiau artėčiau prie antro varianto, kad nusikopijuotas tiesiog ženkliukas ar panašiai. Nes, aš nemanau, kad daikto jo, kuris kainuoja 20 eurų, panaudoti šitie. Kai kurie jo bus tikriausiai. Žodžiu.
va, toks va, lygtis panašu, daug maž tvarkoja. Kontaktai visi panašus veikia. Nu, tas įdreskimas šiaip nesminis iš tikrųjų. Nesminis, bet tiesiog iš karto pasako, kad kinai... Apie kokybę. Labai dar pasisekė, kad įdreskimas ne per takelius, kad takelį liko sveiki. Taip, pasisekė, nedaug. Taip. Trūko. Tikrai Va, taip. ką dar mačiau pas kitus pardavėjus irgi nuotraukose, kai yra komentaruose, kad būna šitie sulankstyti kontaktai. Jie iš esmės iš viso nieko neįtakoja. Nu, nebent jie visiškai nulaužti bus arba ten prilituoti laukai. Nes jeigu prilituotas blogai... Bilė kažkur nesusilėsiu, nes kontaktą išduoti, parodysiu. Jo, gali Jie yra ant tiek susiliept, trumpučiai, kad na, jie šiaip toliau nebenaudojami yra. Kad tik tai nesusilėstų svarbiausia. Jeigu čia Taip, biški... Tai, na, biški, jeigu bus sulankyti, tiesiog parodo kokybę litavimo. Taip, tai ir tiek iš esmės. Jo. Bet faktas, kad... Darbo neturėtų įtakoti. Jo. Jeigu tik netrumpina. Tikrai taip, darbų netrukdys. Jeigu biškiau. Tai va, įsigydama atgal, šitą gal šiaip tiesiog pasidedam. Na, dar liko nemažai visko. Jau, nu ko čia. Aš jau sakyčiau, kad iš tokio kaina visai geras rinkinukas. Taip. Tai va, O, dar vėlgi vienas. laidai, bet jau kitokie. Jau Jo, kaip šį ten. kartą abu galai yra vienodi ir abu yra lizdai. Taip. Bus dar ir kištukas į kištuką. Kištukas su kištuku. Taip. Tame iš esmės dėl to ir sakiau, čia yra testavimo laidukai, nes jie jų iš esmės skirtingų būna, dėl to jie tokie ir ateina. Nu, reikia jų skirtingų. Tai va, čia iš esmės viskas atrodo gerai, dedam šoną. Čia vėlgi jų apytiksliai panašiai bus tikriausiai, 50. Jie labai panašu. Kiekis panašus, tai 50. Gerai, kad skirtingų spalvų, tiesą sakant, nes kartais, tarkim, juodi yra minusas. Dėliojant schemą paskui labai pagelbės, ne tai bus sunku atskirti, kas yra kur. Jo, jeigu būtų visi vienodos spalvos. Va, vėlgi Štai laidukai trumpesni laidukai, ne? Skirtingi. Kai kurie. skirtingi. Bet šį kartą abu galai yra kištukai. Abu kištukai yra iš abiejų pusių ir kiek matau daugmaž visi lygus, viskas lygtais atrodo gerai. Nu, gal kai kurie nebent, bet čia iš esmės smulkmena, nes Jo. tikrai šitą vietą nereikėtų daug žiūrėti, nebent labai norėtųsi kabintis prie taip sakant, pardavėjo. Nes jų ir visur, ir Lietuvoje irgi visur galima nusipirkti, taip pačiai Lemonai, taip pačiai vietai. Va, dedam į šoną, viskas gerai, tęsim. Čia pultelis. Jeigu aš neklystu, kažkur tai viduj turi būti ir jam skirti. Baterija įdėta yra. Jo, panašu, kad įdėta, nes... Šiaip pultelis yra labai panašus į tokius, kuriuos kas turi TV pultus nuo USB tuneriukų. Vat labai panašus pulteliai jose būna. Jo, ir dar būna panašus, tik gal biški didesni prie visokių šitų. Prie lempučių valdomų irgi panašus pulteliai būna. LED juostos ir panašiai. Jo. Labai panašus, jo. Tai va, nu, vėlgi mes jį dabar tikrai nepatikinsim, nes laiko ir taip mažai. Jo, tai pakol kas yra išpakavimas ir testavimas bus atskirai. Kiekvieno daikto testavimas greičiausiai bus pagamintas Arduino. Jo, spaudiniais lygtis viskas, tai lygtis viskas gerai. Žiūrėjau toliau. Va, čia yra testavimo. Traukiau dabar testavimo juostą, lentutę galima sakyti. Pasakot nepasakosiu, kaip naudojama, įtariu. Dar biškarčiu tik parodau. Bet šiaip dalykas labai patogus, jūs būna skirtingų dydžių, čia vat yra ganėtinai didelė ir manau čia nėra 60 kontaktų. Jie galima kur nors 60. prisiklijuoti į ilgį. Į ilgį, jo. Iš viso bus Ar lygi, na tokia beveik lygi. Šiek tiek tokia kaip ir... ji tokia lanksti. Super. Jo. Ir kažkur galima prisitvirtinti irgi ją, kad jį laikytųsi. Prisitvirtinti, manau, nereikės, nes jie šiaip tikriausiai ne visada vietoj naudosiu. Bet, nu, šiaip daiktas geras. Tiesą sakant, aš manau, kad kuo ilgesnė, to geriau. Maketuojant, kol dar nesugalvojote viską sulituoti vieną krūvą, labai reikalingas daiktas. Tikrai patogu. Pasiėmam tokius laidukus. Susikaišom, prasitestuojam. Jeigu modelis, kurį surinkom, veikia, galim drąsiai lituotis tada galutinai. Jo. Netelpa? Nelenda. O, lenda. Tai va, taip susikeišia ir viskas. Ir tikrinė ar veikia, ar ne. Labai patogu, nereikia iš karto lietoti. Na, žiūrim dar. Dar yra. Tai va, vėl yra daviklis. Čia, jeigu aš neklystu, ne temperatūros. Čia yra, man atrodo, drėgmės daviklis. Jo, drėgmės, man atrodo, irgi. Net gal neapsimoka net didesnė. Ne, gal taip per maišiuką. Per maišiuką. Nieko ypatingo. Vėlgi antistatinis maišiukas panašu. Jo, kontaktai tokie.
matome užrašą Funduino ir keli kontakčiukai ir tranzistoriukas. parašyta? Jo, parašyta Funduino. Ganėtinai idėja, Štai va Funduino, toks yra. kiek aš pastebėjau, ganėtinai Ir parašyta- neblogas gamintojas, nors aš kinu. Water sensor. Jo, tai yra Jo. vandens daviklis. Tiesiog galima kažkur įkišti ir jeigu yra vanduo, tarkim, jūs užpylė, gali ir Arduino kažką parodyti. Jo, tai va, tai taip sakant, jo, šitas Funduino šiaip yra neblogas gamintojas, jis ganėtinai nemažai gamina ir, man atrodo, jų būtent kinų čia yra gamintojas ir jų šitie produktai ganėtinai nemažai kainuoja. Nu, palyginus su kinų, tarkim. Tai kokybiškas Jo, gaminys, taip sakyti. kokybiškesnis, jo. Bandyti neteko, bet kaip suprantu, kokybiškesnis. Čia vat, jau vėl sulankstyti. Jeigu matosi... Netrauksim, gal traukim. Traukim. Taip įdomu, atsidarys ar ne, neatsidarys, reikia pjauti. Labai įdomis, matai, visi kiti tokie su pjovimu, šitas ne. O, išpakuotas buvo. Kažkur tai, nežinau, patikrinime ar dar kažkur. Nes visur, matai, buvo suskaičiuota. Įvairūs įpakavimai galbūt. Gali būt. Tai yra plokštelė mygtukų, galima sakyti, vos ne. Matrica. Jo, mygtukų matrica, vos ne seifo atidarimo kodo rinkimui Jo. galima kažkokiam. Na štai va, irgi biški kontaktai yra palankstyti. Vėlgi ne tragedija, nes ne taip stipriai kaip mažajame Arduino, bet aš manau, kad čia netgi pirštais biški palankščias atsilankstytų. Tik tokiu atveju labai atsargiai lenkite, stenkite stipriai nestumti iš karto. Ta prasme, geriau netgi pabiški ir ta prasme atsilenkt, kad nenulauš, nes nulaušia, tai teks persilietot. Aš tai beveik ir tiesa. Štai, kažkaip va taip. Na tai yra mygtukų matrica 4x4. Vėlgi naudojama Arduino. Nežinau, ką daugiau apie pasakyti. Tiesiog, Jo. matrica ir matrica. Matrica. Viskas lygtais daugiau normaliai, nu kas čia jei pasakysiu. Rytavimus lygtis neblogas. Jo, nesimato jokių žymių iš esmės, tokių didelių. Na, žiūrim toliau, maišiukas. Čia įdomus komplektėlis, kaip jis vadinasi angliškai, RFID, man atrodo. RFID. Jo. Šiaip įdomus dalykas, bet įtariu artimiausiu laiku man neteks nieko su juo daryti, nes nežinau, man tai kol kas, nebent šiaip pasimėginti, nes, nu, man, nežinau, nėra kur man naudoti tokius dalykus, bet šiaip jo pamėginti, aš Tai yra- būtinai jums parodysiu. Bekontakčiai raktai. Matome, yra vienas kaip kortelės pavidalo įdėtas, vienas yra mėlynas, Kaip kaip raktų Pakabukas. pakabukas įdėtas. Pati plokštė, kuri viską nuskaito ir pajungimui kontaktą. kontaktai. Įtariu, čia tiek pat, toks pat kiekis, kiek ir reikia, įtariu. Jo, tik du variantai. Ar Toks, užlenkti, ar jo, tiesus? Ar kampuotas, ar ne, jo. Toks pat. Tai va, nu, iš esmės čia irgi įtariu, gali pasižiūrėti. Iš arčiau. Jo. Žiūrėjau. Čia tai nėra kur žiūrėti, aš net nerodžiu. Na, biški čia vėlgi ne visiškai nuvalyta plokštė, pirštų nenusivalo, čia reikėtų kokio spirito valyti ar skadiklio. Ir štai va toks va RFID RC522. Kam galima panaudoti? Galima panaudoti raktų tokių programavimui, galima panaudoti projektą atidarimui, durų, Durų, kažkokio lango, suveikimo, dar kažko. jo. Galų galę seifo kažkokio, jeigu reikia. Labai įdomus irgi dalykas. Jo, įdomus, bet vėlgi savotiškas, tarkim. Na, ne visur pritaikymas, ne visur, Taip. bet įdomus daiktas. Ar tempai pabaigos, kolega? Jo, visai nebedaug belikė. Taip. Tiesą sakant, vėlgi pasimetu, kas čia yra. Ai, kažkas parašyta. Šitą? Jo. Taip, čia vėlgi ne visiškai gerai viskas nuplauta politavimo. Taip, ir čia matome mikrofoniukas, turbūt aš įtariu, ir garso reguliavimas prie jo. Aš nematau, kad kažkas būtų konkretaus parašyta. Labai panašu į mikrofoną, kuris turi reguliatorių pagal jautrumą ir gali būti, kad tai yra garso davikliukas. Tik įdomiai irgi. Gali būti pritaikytas daug kur, iš esmės. Taip, tarkim, pagal plojimą kažkas įsijungtų, išsijungtų. Taip. Kad į tylius garsus nereaguotų, bet jeigu yra per garsų, galima, tarkim, padaryti, kad kažkas įsijungtų, išsijungtų. Jo. Tai va, tęsim. Laidukas, iš esmės, vėlgi trumpas.
Irgi Bet biški ilgesnis. 400 cm. Jo. Bet čia jau konkrečiai mūsų... Didžiajam Arduino yra skirtas, aš kaip įsivaizduoju. Arduino Uno. Didžiausias neturėtų pasimesti. Jo. Va, jis vėlgi irgi įsikiša laidukus į Arduino, bet jau į didesnį. Įsikiša, sakiau. Taip, ir jis Ir čia jau kaip... panaudojus jį galima patį Arduino ir programuoti. Taip. Jo, programuoti iš esmės ir naudot galima, taip, jeigu reikia. Nes kiek skaičiau, kiek supratau, kad galima jį taip ir maitinti iš esmės. Jam viskas tinka. Nu, jeigu, aišku, prie kompiuterio pastoviai nebus Taip, pajungtas, jo. tai galima išorinį maitinimo šaltinį. Kurį O mes... štai tą panaudoti. Kaip tarkim, jo, kaip vat šitą vat tokį, vat, čia įsikiša, o taip pat ir programa veikia. Na ir liko paskutinis. Jo, paskutinis dalykas. Čia įtariu LED. Arba Jo, LED. IR. LED RGB, man atrodo. Jo, RGB LEDas gali būti. RGB Tai parodom biškį iš arčiau. yra RGB LEDas. Matosi? Tai, na, Tai man atrodo turėtų matytis, ar ne? yra 4 kojelės. Jo, tikriausiai ir bus RGB. 4 kojelės. Jo, ir parašyta ant kontaktų čia matom B, G, R ir minusas. Tikrai, RGB modulis. Tiesą sakant, visada mąsčiau, kam toks reikalingas, galima tiesiog lemputę prisijungti. Tarp kitko, LED juosta buvo pliusas pagrindinis, o minusas buvo valdomas. Čia, matom, yra atvirkščiai. Todėl, tarkim, testuojant su tokiu ir jungiant juostą, tiesiog paprasčiausiai perėti prie kito negalėsite. Jo. Testavimams juosta jis netinka. Ta prasme, tame projekte, kuriame laikinai jungite diodą vietoj juostos, jūs jo nepanaudosite. Nu, bent jau konkrečiai šitą modulį. Taip, taip. Matai, galima testuoti tiesiog ant lemputės, Taip, taip. kurią tu jau pajungsi kaip nori. Taigi, matėte visą tą krūvą šiandien. Mes turbūt šiandien pakol kas video užbaiginėsime. Malačiai, kas dažiūrėjote iki galo, tikrai ilgas video. Ir mes turbūt dar mėginsime su kolega pasitestuoti bent jau pagrindinę plokštę. Kaip jin veikia. O kas viena taip? Kryvai stovi kontaktai. Na, šiek tiek kontaktai jo irgi. Na, vėlgi, nedidelė bėda, bet, na, nesifokusuoja. Manau, kad matysis taip kažkiek. Tai rodo vėl gilitavimo kokybę. Ne visi komponentai yra iš vieno gamintojo, todėl kokybė iš tikrųjų skiriasi, bet bendrai paėmus, aišku, komplektas yra už tokią sumą tikrai turtingas. Tikrai manau, kad labai mažai kam bus daugiau fantazijos pirmą kartą prieėjęs prie tokio komplekto, kažko tai trūks, nemanau. Tikrai taip. Profesionalams taip, bet pradedantiesiems tikrai turėtų pakakti. Kažką pasimėginti. Todėl galite apačioje pasižiūrėti, bus nuoroda į tą komplektą. Mes dar mėginsim pasitestuoti, aš galbūt atskirą video įdėsiu testavimą Arduino ir manau, kad šiandien tiek, kam patiko. Spaudžiam laiką, ačiū, kad dažiūrėjote iki galo. Žiūrėkite mano Instagram, ten bus naujausias naujienos, pirmieji apie viską sužinosite. Dalinkite su draugais. Iki kito karto. Iki. Daugiau nieko. Aš ją dedu į šoną. Aš gal čia irgi iš šitą šoną. Jo, ir štai čia. Bandysime pabiškai viską traukti, kad viskas būtų vėlgi kadre, kadangi buvo viskas žiauriai paprasta. Jokio vargo. Kartonas matom žymiai plonesnis. Aš dabar palyginimui tą mūsų parodžiu.